gerbiami kolegos. Rinkimų kampanijos įkarštyje iki lemtingos datos likus truputį daugiau negu mėnesiui, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į didelį visuomenės nerimą ir susirūpinimą sukėlusi aukščiausios tarybos pirmininko, Seimo pripažinto atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovų Vytauto Landsbergio įspėjimą, kad Lietuvoje į Seimą veržiasi radikalios politinės jėgos – fašistai ir komunistai. Jam antrino ir šios vyriausybės narys Gabrielius Landsbergis, kuris tvirtino, matąs pavojų kelianti nedemokratinių jėgų stiprėjimą Lietuvoje. Kaip žinia, tiek fašistinės, tiek komunistinės organizacijos Lietuvoje yra uždraustos. Taip pat uždrausta ir jų simbolika. O už tai, kad Lietuvai pavojaus nekeltų nedemokratinės jėgos, yra atsakingos begalės valstybės institucijų, tokių kaip Valstybės saugumo departamentas, prokuratūra ir taip toliau. Jeigu ponai Landsbergiai turi kažkokios vertingos informacijos apie Lietuvai kylantį pavojų, manau, tai turėtų būti jų pareiga pasidalinti šią informaciją su visuomenė ir su teisėsaugos institucijomis. Taip pat, manau, į tai turėtų itin griežtai sureaguoti tiek Seimo pirmininkė, tiek vyriausybės vadovė, kurioms reguliariai yra teikiamos specialiųjų tarnybų ir kitų už saugumą atsakingų institucijų ataskaitos. Iš tikrųjų, pagal šio pareiškimo svarbą ir pagal jį ištransliavusių žmonių statusą mūsų valstybėje, šiuo metu neturėti likti kitų darbų Lietuvoje, o tik kuo skubiau išnagrinėti jų turimą informaciją. Juk vienas iš jų yra buvęs konservatorių partijos pirmininkas, kitas dabar esamas. Kaip žinia, šiai partijai priklausė ir priklauso ne vienas buvęs komunistų partijos narys, o tai reiškia, kad jie tikrai gali turėti tikslios informacijos. Nemažai buvusių komunistų narių yra ir kitose partijose, ypatingai pas socialdemokratus. Dar daugiau, 2007 metais konservatorių partija Seimo buvo pripažinta turinti ryšių su teroristinės organizacijos požymių turinčia grupuotė. Jeigu šie ponai yra pasiruošę pagaliau suteikti visuomeniai daugiau svarbios informacijos, pats laikas tai padaryti čia ir dabar. Tad prašau Seimo pirmininkės, visos Seimo vadovybės labai rimtai įvertinti kuo skubiau ponų Landsbergių paskelbtą informaciją, o gal ir ketinimą padaryti kažkokį prisipažinimą ir kreiptis į atitinkamas Lietuvos teisėsaugos ir saugumo institucijas, kad šių asmenų turima informacija būtų įvertinta ir imtasi atitinkamų priemonių prieš grėsmės kylančias mūsų valstybei ir visuomeniai. Paklausite, kodėl aš pats to nepadariau? Atsakau. Tai yra aukštesnio rango vadovų veiksmas, nes reakcija turi būti žaibiška ir neatidėliotina. Todėl manau, kad Seimo vadovybė, valdantieji tą tikrai padarys, nebent tarp jų galimai yra fašistų ir komunistų. Nors ką gali žinoti, kai jų pačių pastangomis KGB sąrašai dar 2015 metais įslaptinti 75 metams. Ačiū.